Šitą einam remontuoti. Remont nada. O čia va, trumpinam. 2-1, nes... Reiks žodžiu šiandien į ofisą vyrai užsukti, perlytot laidą. Geras šitavo workstationas. Lemputės, čia kolonkės, lemputės. Žinau, galima kavutės pasidaryti, gal yra laiko. Man atrodo jau ateina. Šiaip tai Karlis galėtų ateit bažnyčiai pafilmuoti. Su tokiu karoluku. Čia adapterį uždedam. Kažkas čia įmas pisa. Tu kur? Kaip arklio. Kodėl jis taip sunkiai? Tai tu jaunuolį klausyk, nes tu čia filmuosi su šitu. Dabar nustok tu čia rekordinti. Prasideda educational purposes ir baigėsi gyvojimas. Nežinau, dabar sprendžiam dilemą, ar eiti į bažnyčią taip, ar vis dėlto sprendžiam pirmą, kas yra patogumas ar estetika. Kaip tau, Mindaugai, yra gyvenime? Tau patogiau? Man patogiau. Man irgi. Tai kodėl man sakai maukis batus? Filmuoji? Antrą dieną, kai filmuojam. Koks objektyvas. Nusipos daug. Kaip tau mano kompozicijos šiandien? Dingo. Mažai, bet kokybiškai. Dar 6 valandas filmuojam. Filmuojam vestuvės, nors šiandien yra mano 5 metų vestuvių metinės. Ir aš neturėčiau čia būti, bet ne, ištraukti iš namų tiesiog. Bet fun fact, Mindaugas prieš 5 metus nufilmavo mano vestuvės ir jo tai buvo vieni iš pirmų CMD editų. Aišku, gavom viską tai nemokamai. O dabar kainelė yra. Ant gražių veidų įsibandė ir kainą pakėlė. Šiandien Karoliui yra metinės. Mes kartu su Karoliu pažįstame 5 metai. Aš jį samdžiau, kad jis filmuotų. Nelabai patiko, turėjau pastabų ir tiesiog atėjau pamokyt. Ir dabar esame ant bangos. Ant bangos. Ant bangos, kaip varikis dainuoja. Ant bangos. 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 Filmuojam, kaip filmuoja videografas videografą. Ant bangos. Ant bangos. Ant bangos. Ant bangos. Ką pakartoti? Čia yra nepakartojama. Visi atostogauja. Tiesiai į kairę. Į kairę. Taigi atvykom į vieną mano mėgstamiausių miškų. Gaivų kvapą ir foną. Nepažadu, bet gali būti, kad ir rasime grybų. Reikia dairytis atidžiau. Nėra kaip pakelt droną, bet reikalauja pakelt drono Karolio. Va, per tokius medžius reikia pakelt droną.
Kaip sekės fotosesija, sakykit trumpai tariant? Puikiai. Puikiai? Du puikiai. Yeah! Aš tai norėčiau, kad baigtųsi greičiau čia viskas ir važiuotumėm į bent į sodybą. Tu nori, kad čia baigtųsi ar nesinori? Nesinori. Tai dar vienas. Jam, žinau, kodėl, nes jam jau baigėsi viskas. Tai jis dabar kimarins. Dar viena graži diena Granviloje. Štai mūsų autobusiukas. Čia jo nėra. Eik. Paskaitinį nebuvo, nes Džekas nedasikišo ir ateinu irgi nėra garso. Blet, šiandien va tokia diena. Nu vyrai, neįsirašė, žinokit, garsas. Reikia nufilmuoti biškį daugiau footage vakare, nes neturim jaunikio kalbos, tai reikia viską pakoverint. Laukiu žinių, ar sekasi filmuoti vyrai. Nieko nekomentuosiu apie žmonės, kurie stovi už pulto. Jei paprašai ir gauni atvirkščiai, tai tada nėra ką kalbėti. Nesakysiu, kas ką padarė, ką dabar darysim, nežinau nieko. Post-productionas viskas tvarkys, kaip sakant. Ar laukėt? Ar labai laukėt? Tai gal ir paimam ir paleidžiam tą video. Skaičiuojam nuo 5, 4. Patiko pati diena, pati dinamika. Aš šiandien sakyčiau, šiandien nuotaika buvo geresnė net negu vakar. Pagaliau man išaušo. Šiandien žiūrėjau į laikrodį daugiausia kartų sezone, net gal sakyčiau. Galvojau, kad čia nepasibaigs ta diena, bet pist ir pasibaigė rytoj nauja diena ir būsiu kūrę, nežinau, ar užmigsiu šiandien. Šiaip galėtumėm dabar tai pasidaryti, bam, bam, Ana Meša, cik, 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 pajudėtumėm ir vėl į veselę, ką? Ana Meša 9 vėjai, mes kaip gėjai. Aš paėmiau tokį freestylą, nes vakar buvo balevonas toks fainas, jis repavo ten visą dieną, o aš esu vienas, 2-3, tu esi. Inga, laikyk savo vyrą, va tik išvažiuoja prie ežeriuko vyras, tarp kojų neklynas, o tikras blinas. Jis toks pasikėlęs ir kietas, kad jo kotas toks afigėtas. Ką tu Ramai čia dabar darai? Aš nežinau, tu, blet. Blet, tau teks šitą visą nesąmonę žiūrėt. Ai, na, užjaučiu.